Kaip ir kiekvienas, sakykime, plačiai dirbamas darbas, ypatingai apskaitos srityje, tai piniginis vienetas yra labai svarbus dalykas ir jo apsauga, ir jo buvimas, ir jo garantija, žinoma, mums kiekvienam turi labai didelę įtaką. Tai iš tikrųjų šiandieną labai daug kalbama apie euro pliusus, galbūt mažiau kalbama apie euro minusus, bet noriu pasakyti, kad negaliu taikstyti su tuo, kad euras tampa tikslas. Euras turi būti priemonė siekti užsibrėžtų tikslų. Tai iš tikrųjų, kada aiškinama, kad jeigu įvesime eurą kuo greičiau, tai mūsų gyvenimas iškart pradės gerėti. Nieko panašaus. Euro įvedimui reikia pačiai valstybei ruoštis ir investuoti apie 1 milijardą litų. Lygiai taip pat panašią pinigų sumą reikės investuoti verslui. Verslas jau šiandieną šneka, kad jis negalės tų pinigų visų investuoti ir jis prašys iš valstybės, kad būtų kompensuojama dalis. Tai tada, reiškia, valstybinė dalis dar padidės. Iš tikrųjų, euras mums atneš papildomas išlaidas ir mokant įmokas į euro fondą. Tikėkime, kad, reiškia, Europos valstybių vadovai protingai žiūrės į euro panaudojimą ir jeigu tas neatsitiktų, tai žinoma Lietuvai dar daugiau kainuotų euro įvairių krizių sprendimas. Tai aš manau, kad mes neturim skubėti įvedinėti šiandieną eurą, turim pasirūpinti, kad ne tik tai žmonės, kurie gauna didelius atlyginimus, turėtų galimybės laisvai disponuoti eurų, bet ir tie žmonės, kurie šiandieną gauna minimalius atlyginimus arba kurių sumažinti atlyginimai, kurių mažas pensijos, irgi turi būti jais pasirūpinta, kad prieš įvedant eurą jie galėtų įveikti tas padidėjusias kainas, ypatingai paslaugų kainas, tą visi tarė atvirai, todėl niekam nėra naujiena, kad euras tikrai padidins mūsų kiekvieno išlaidas, bet jeigu bus tik tai įvesta, reiškia, kaip tikslas, tai žinoma, žmonės bus nepatenkinti, nes, reiškia, gyvenimas nuo to tikrai nepagerės, o tik pablogės, į skurdo atsiras daugiau ir ypatingai Lietuvos regionuose, Lietuvos kaime, kada mes žinom statistiką, kad šiandieną Lietuvos kaime yra nedarbas 2 kart didesnis ir įvairių, sakykime, pašalpų išmokėjimas irgi taipogi didesnis, na ir žinoma, atlyginimas vidutinis irgi yra mažesnis. Todėl labai galvočiau apie tai ir jeigu būčiau išrinktas Lietuvos prezidentu, dėčiau visas pastangas, kad jeigu jau nebūtų kito kelio pakeisti, kad euras reiktų įsivedinėti nuo 15 metų, tai bent jau įsipareigoti, reiškia, kompensuoti, kartu pateikti ir kompensavimo planą, kad žmonės nesijaustų nuskriausti.